klausimų nėra daug. Startinis gridas, būtent dabar šios top 10 kvalifikacijos dėl Super Pole Position. Ir čia kol kas dar nėra aišku, kas Tata Bro Tox by Ignera pilotuos būtent jų GT3 Mercedes Evo. Nors aš didelės viltis dedu, kad tai bus Anders Fjordbach ir Benjamin Walker. O gal Julius Adomavičius? O gal Julius Adomavičius, bet Julius Adomavičius neįkalė to gero laiko. Anders Fjordbach čia kaip žuvis vandenyje, tai aš net nebijau, kad tai bus Anders Fjordbach. Na, būtų keista, jeigu tai nebūtų jisai. Maxas Tubinas, Baltic Caps, SP3 klasė, čia yra mano favoritai. Šiandien tai yra mano favoritai, nes iki tol aš turėjau Aros Marine by Dream to Drive. Na, galima dvi gal ekipas į mano favoritų sąrašą įtraukti, bet vėlgi, Baltic Caps, SP3 klasė, Max Tuben čia trečioje pozicijoje. Aros Marine by Dream to Drive iš karto po jų, GT Open klasė, Tauras Tunyla, čia pilotuos jų kapinį Porsche. Karolis Jovaiša, BioCircle NHCS Service by Limit, kuris yra nusteikęs tik dėl pirmos vietos, yra čia 5-oje pozicijoje. Ir čia 1 minutė iki starto. 6-oje pozicijoje nebuktok.lt Club Exit ir Designs, Davidas Jocius, Circle K Majas Plus Racing Team Justas Jonušis, 7-oji pozicija starto. Išvažiuoti į trasą, aš nekalbu čia, kad kažkokia jau top 10 pozicija, čia yra tiesiog jų geriausias laikas ir jie dabar uždirba tokią poziciją išvažiuoti į Super Pole Positions. Kaip čia ir svarbiausia, kaip ir minėjau, yra tas bilietas. Bilietas į kuo aukštesnę poziciją ir svarbiausia, kad dabar, ko gero, bet kuri iš komandų turi ir savas strategijas. Žiūrės, ką daro varžovai, nes reikia pakankamai laisvos erdvės. Automobiliai visi greiti, visi važiuosintys per minutę 9 ir greičiau. Aš manau, kad taip. Gal net visi tilps į minutę ir 8 sekundės ir greičiau. Čia dabar bus pats smagumas, pats karštis ir kova tradiciškai. Aišku, kai tu važiuosi rytoj 8 valandas, ar 1000 km, ar 10 valandų, nesvarbu, kiek tos lenktynės rytoj jubiliejinės besitęstų, tos kelios sekundės starte gali tikrai nieko nelemti. Aišku, yra buvę 14 sekundžių tarp pirmos antros vietos. Kiekviena sekundė yra svarbi ir rytoj bus ypatingai svarbi. Bet principas būti greičiausiam kvalifikacijoje yra, ko gero, kiekvienos iš tų dabar 10 komandų yra numeris 1 ir visos jos 10 Baltic Caps išvažiuoja dėl išrikiuotės galo. Prasideda Aurum jubiliejinių 25-ųjų 1006 km lenktynių kvalifikacijos Super Pole dalis, 15 minučių ir jau pusę minutės praėjo. Lieka 14,5. Ką tik sąrašą mūsų laikų sistemom papildė Anders Fjordbach pavardės, Tata Bro Tox by Ignera, praeiti metai, čempionai, visiški absoliutus nugalėtojai. Šios dienos galima skaityti lyderis, geriausias laikas ir verta paminėti, kad praeitais metais kvalifikacijos metu buvo pagerintas būtent šio piloto trasos rekordas ne kartą, o 305-ame rate, jau kai supranti, kad visi už nugarį, galima kartą dar vieną geresnį važiuoja laiką, tolyn ir trasos rekordas. Ir važiuoja tolyn tam, kad pasidarytų pakankamai erdvės. Kažkas važiuoja degalinę, kad nevažiuosit vyrukai. Abejočiau Jusema irgi. Ligita Jusema by GSR, 77 numerių pažymėtas Lambo. Gal jie žino, kad degalų yra tik tai tiek ir keliem greitiem ratam gali jų pristikti. Danas, Britas, Niderlandų atstovas ir 7 Lietuvos lenktynininkai. Jeigu žiūrim į tautybės vairuotojų, kurie dabar trasoje, tai būtent šitas top 10 pradeda kovą dėl greičiausių sekundžių. Aišku, pirmas ratas tikrai nebus greitas. Minutė 19, minutė 20, kol kas ne tie skaičiai. Dar bent jau 10 sekundžių reikia numesti. Iššildyti padangą, sušildyti automobilį, pačiam pasiruošti, prisišaudyti tuos paskutinius posūkius. Šitą apsisukimą, kuriame čia tikrai Palangoje per tuos 24 ankstesnius kartus yra buvę, kai pirmo rato, pirmame posūkyje, pirmoje greičio gesinimo zonoje čia būdavo incidentų. Labai norisi patikėti, kad rytoj, kai bus ta jubiliejinė graži greičio šventė, viskas klostytųsi tobulai sėkmingai visiems. Galima priminti, bendras lenktynių laiko rekordas yra 8 valandos, 20 minučių ir 44 sekundės, pasiektas prieš 2 metus, 2022-aisiais. Rytoj, jeigu viskas bus tvarkoje, mes galime laukti ir dar geresnį. Saulenė, noriu pasiklausti tavęs tokio labai paprasto žemiško klausimo. Anders Fjordbach, lyderis. Kas jam įkandė? Na, aš Barkerį būčiau vardinęs, bet Barkeris turbūt ne.
Šiaip jau Justas Jonušis su visa pagarba kažkaip abejočiau, kad Justas bus ypatingai greitai. Paulių Paškevičių aš gal įvardinčiau antrų kandidatu. Ir Karolis Jovaišas. Karolis tikrai važiuoja labai stabiliai ir labai greitai. Manyčiau, kad Jovaišas ir Paškevičius. Šitas top 3-tukas. Justas Jonušis, sako, per marytas plauko, bet ketvirtas. Justas yra labai greitas su Pauliu Paškevičium, jie kiek sykių yra. Šikšnelio irgi nereikėtų įvertinti. Bet vis tiek, žinau, aš manau, kad GT3 klasė bus dabar važiuodama dėl greičiausio rato. Jie vis dėlto yra šiek tiek potencialiai greitesni. Lenktynėse, taip, lenktynėse bet kuris iš šito top 10 gali važiuoti labai greitai, nes ten reikia ir stabilumo, ir degalų sąnaudos, ir komandos darbas, čia jau daug dedamųjų. Dabar reikia minutės ir 5 sekundžių tobulo rato. Ir žiūrim pirmi rezultatai. Iš minutės 10 lipo būtent Andrius Fjorbachas, 1:9,661. Purpurinis sektorius antras bus dar greitesnis. Gal tiems žiūrovams, kurie nežino, ką reiškia purpurinis sektorius, tai mes žiūrime lifetime.get-race-results ir purpurinis laikas simbolizuoja, kad tam tikrame sektoriuje buvo pagerintas laikas, o jeigu purpurinis laikas yra paskutinis laikas, vadinasi jis geriausias. Galite ir Racing LT, ir 1000 km lenktynės LT, ir socialinėje erdvėje tą patį laiko fiksavimo, ko gero, vaizdą matys visi. Ir dabar minutė 7. Andrius Fjorbachas 7 ir 565. Labai nedaug, 300-osiom atsilieka Karolis Jovaiša, kuris dabar važiuoja 2 pirmosius sektorius važiuoja ypatingai greitai, o Andrius Fjorbachas atrodo taip ties galimybių riba. Slyščioje trasoje. Ir Karolio Jovaišos laukiam, jam panašiai 15 sekundžių iki finišo, Fjorbachas maždaug 5 sekundėmis atsilikęs. Bet dabar rezultatas kol kas potencialiai turėtų būti geresnis. BioCircle HSG Service by Dynamit, juodas Audi. Ir... BioCircle NHC Service by Dynamit kala 1 minutės ir 707 tūkstantosios. Taip greit šiandien dar niekas nevažiavo. Tai yra labai arti trasos rekordo. Geriausias rezultatas šiandien buvo 1:5,9, dabar 20-asis jau nubraukia. Čia dar tik apšilimas. Nu, ta prasme... Jeigu pernai buvo 12-13 ratų, tai dar vyrukai čia... Jis čia irgi taip pat ieško tuo formavimo rato, kai tu pagautum tuos atstumus, apšiltum techniką, o čia Karolis Jovaišas štai taip iš dangaus. Ir antras kol kas yra Justas Jonušis. Fjorbachas su 1:7,5 tik ketvirtas. Karolis Jovaiša antrasis sektorius purpurinis. Žiūrėsime, jeigu tai trečias būtų. Fjorbachas dabar važiuoja kaip greitai. Pusę sekundės antrame sektoriuje greitesnis už Karolį Jovaišą. Manau, kad Fjorbachas dabar pasieks naują rekordą. Du purpuriniai sektoriaus Fjorbacho. Ir gali 1:5,425. Pasiruošim pasižymėti. 5 ratas. 4 ratas. Taip, Andrius Fjorbach leidžiasi po Kretingos ir Palangos viedukų. Ir laukiam, ko gero, naujo geriausio rezultato. Andrius Fjorbachas 649. Greičiau už Karolį Jovaišą. Bet nedaug, tai yra 58 atsilikimas. Ir čia artėjama prie rekordo. Mūsų ekranuose dabar Nemunas Dagilis. Nemunas yra šitoje komandoje. Ir dar gerina savo tempą Andrius Fjorbachas. Na, panašu, kad jis įvažiavo prieš jį Audi. Koks 100 metrų atstumas, turbūt tiek per ratą nepavyks, bet žiūrim Fjorbacho tempas antrajame sektorije. Šiek tiek lėčiau, bet dar netobulas. Andrius Fjorbach kiekvieną ratą, kiekvieną išėjimą iš posūkio slysta ir jis važiuoja tikrai ant labai plonytės ribos. Ir aš stebiuosi, kaip Karolis Jovaiša užkėlė tą kartelę aukštai, kad priverčia Andriusą slidinėti. 500 tarp lyderių. Karolio Jovaišo paskutinis ratas 7,222. Ir dabar 1:5,603. Dar greitesnis ratas iki rekordo mums trūksta 18,100. Ir tai tik tai su vienu geriausiu sektoriu, tai yra trečdaliu trasos. Šis laikas buvo pagerintas. Fjorbachas pirmas,
dinamito, vadinkim taip, juodas Audi kol kas antras, Justas Jonušis su Circle K Mainz Plus kol kas trečioji vieta, ketvirti LG OLED, Benjaminas Barkeris, 40 laipsnių temperatūra viduje dabar, kaip sakyta, akumuliuojantis svečias iš Jungtinės karalystės, kol kas rodo ketvirtą laiką 1:7,5. Baltic Capsai 5, Maxas Tubenas 1:7,8. 1:7,85 Kajus Šikšnelis. Karolis Jovaiša būtent mūsų dabar ekranuose. Bet jo rezultatas vargu ar bus geresnis. Tai yra greičiausias kol kas antrame sektoriuje jo laikas. Jis šiek tiek atsilieka nuo Anderso Fjordbacho ir išvažiavimas į starto finišo tiesėje. Buvo 1:5,7. Taip, 1:5 ir lygiai 700 tūkstantųjų. 900 pralaimė. Ir Anders Fjordbach panašu biškai šiek tiek atleido. 1:10 paskutinėme rate. Iki kvalifikacijos pabaigos lieka 6,5 minutės. Turbūt, aišku, galima stabtelėti, gurkštelėti vandens ir išvažiuoti į 2 ratus. O čia vienas iš greičiausių šios dienos Porsche automobilių, kuris nepasižymi ir puikia strategija, ir puikių važiavimų. LG OLED Emily Modera Benjamin Barker. Dabar už šio GT Open klasės automobilio kapinio Porsche. Ir Andersas Fjordbachas vėl rodo geriausiai pirmą sektorių. Panašu, kad šiek tiek pailsėjo, atsipūtė ir žiūrim, kas bus rezultatas antrajame. Aišku, čia jau kalbam apie 1000-asias, nes 18 per 3 sektorius. Antras sektorius šiek tiek lėtesnis, bet... Jis gali atgoti ant trečiojo, nes iš tikrųjų buvo, kad ir pirmasis prastas, kiti 2 geri ir pagerino prieš tai buvusią savo paties rekelį. Paulius Paškevičius, minutė 9,5. Na, galbūt su atsargumu. Su atsargumu, jie neturi daugiau gyvybių. Lenktynės rytoj ir gal ne ta diena, ne ta nuotaika. Ir čia pagerina Benjamin Karolis Jovaiša laiką. Rekordas! Ir tai yra trasos rekordas ir Benjamin Anders Fjordbach kala dar kartelį 1:5, 299 tūkstantis ir tai yra rekordas. Per 2 sekundės. Kas čia darosi likus 5 minutėms iki šio Super Bowl kvalifikacijos pabaigos, rekordas per rekordą ir čia principinė kova tarp Anders Fjordbach ir Karolio Jovaišo GT3 klasėje. Ir aš manau, kad dar nesibaigė. Nes Andersas padarė rekordą, jis dabar žino, kad jis perrašė, pagerino savo paties rezultatą, bet jis ir vėl jo sektorius pirmas greičiausias. Sektorius pirmas greičiausias, antras atsilikimas, bet nedidelis nuo sektoriaus jau antrajame. Bet kiek Karolis Jovaiša buvo rekordų? Lygiai 1,5 sekundės. Jo, bet jis išlaukė tos akimirkos ir dabar bus tie ratai, per kuriuos mes turime stebėti tai, kas vyksta trasoje. Antras sektorius šiek tiek lėsesnis Anderso Fjordbacho dabar. Čia mes kalbam apie lyderius, vis dėlto kalba apie pirmą vietą. 10 Porsche Baltic 9.1, Ligita 9 su Lambo, Baltic Cap 7 vietoje. Fjordbachas sektorius pirmas greičiausias, antras kiek lėtesnis ir žiūrim, kaip Mercedesui pavyks veikti. Biškį lėčiau, bet... 1:5,560. Tai būtų labai greitai, bet... 4 minutės lieka, 4 minutės. Naują rekordą turim. Na tai, gimtadienis užsikūrė... Man jau dabar nebe tie rekordai, man dabar kova. Karolis Jovaiša ir Anders Fjordbach. 111 tūkstantųjų. 1:1:1. Tiek dalių sekundės skiria pirmą vietą nuo antros. Man jau Saulenė, žinok, kiek pabodė apie tos rekordus šnekėt, mes kiekvienais metais juos gerinam ir gerinam. Tu pažiūrėk, kokia kova vyksta. Bet jo, Justas Jonušis trečias, Paulius Paškevičius kyla 4 vietą. Ar neišaus? 1:6,8. Čia Max Tuben mūsų ekranuose, Baltic Caps komandos vadovas, Olandų atstovas SP3 klasėje. Gerokai senesniu, gerokai lėtesniu ir sugebėjo čia tarp visų GT-škių suvažiuoti į 9 poziciją ir būtent dabar jis mūsų televizijos ekranuose. Ir nuo 8 jis atsilieka geltonos vėliava likus 3 minutėms. Poste tai čia ties apsisukimo, ar ne? Ai, bet viskas turko, ko gero, mažas incidentukas. Maksas Tubenas pralaimi viso labo, kiek čia 200-asias kažkam iš kolegų Domui Raudoniui. Statetos komanda 1:5 ir 2:9,9, toks yra geriausias kol kas rezultatas, jis nekinta pastarajame rate. Iki... Karolis Jovaiša! Bet viskas... Tik paprašiau prodiuserių, kad paleistų Karolį Jovaišą ir čia Karolį Jovaišą fiasko. Na, ne fiasko, antra vieta ir naujas rekordas, kuris laikėsi lygiai 1,5 sekundės. Fiasko, Karolis norėjo atvažiuoti pirmas. Žiūrėk, čia pakartojimas. Išvažiuoja ir link Klaipėdos kelio. Ten tas greičio gesinimo esas vadinamasis ir tada apsisukimas. Vėlyvas stabdymas. Ir
nesuvaldo posūkį Karolis savo automobilio. Iki kvalifikacijos pabaigos 2 minutės ir 19 sekundžių. Aš nežinau, Palanga, TV3.lt žiūrovai, aš manau, aplodismentų tikrai vertas pasirodymas iš Karolio Jovaišos ir BioCircle NHCS Service by Dynamit komandos, nes tai buvo tikrai nerealu iki būtent šio suktuko. Ir bet kokiu atveju Karolis Jovaiša tokiu rimtų veidų pasakė, aš būsiu pirmas, aš noriu būti pirmas. Ir sakai, Saulenė, ne fiasko. Na, fiasko, kai tu norėtum būti pirmas. Na, tikrai mažytė klaidelė. Bet jo, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tikrai, Palanga, paplojam. Fjordbachas 1.14, jis dar bandys įkalti greitą ratą. Dar turi. Ne, aš galvoju, ne. Čia Anders Fjordbach, galima sakyti, jau pradeda... Rytojus lenktynės? Ne, jisai pradeda galbūt 305 rate sakyti, dabar jau galiu, žinai, atsileisti šiek tiek. Tai Anders Fjordbach, aš galvoju, džiaugsis tą pirmą vietą. Aš tai galvoju, o tu manai, kad Karolis Jovaiša dabar jis dar gali spėti vieną... Jeigu jis tą padarys... Lambo ir čia Paulius Paškevičius. Jeigu jis tą padarys, aš nežinau. 1.6.803 ketvirta vieta tarp 4 GT3 klasės automobilio. Aišku, jie visi čia telpa į 1,5 sekundės. Bet... ketvirtam tarp 4 būti, nemanau, kad labai didelis džiaugsmas. 1 minutė lieka. 1 minutė tie, kas dabar spėjo išvažiuoti į greitą ratą, turbūt pradės paskutinį greitą ratą. Audi komanda ir Justas Jonušis Circle K Miles Plus. Jie kol kas treti. 1.6 ir 30. Jovaiša nustiliusius krausia. Kokie sektoriai? Nėra purpurinio. Ir labai lėtas pirmas sektorius, tai panašu, nebespės viskas. Intriga už tiek užkėlėm, nebespės jau viskas. Nu ir ką, ir statėtava. Štai jūsų ekranuose lyderis ir naujas trasos rekordininkas Andersas Fjordbachas. Na taip, kaip sakyt, nuo atitvaro iki atitvaro. Visą čia Palangos kelio, Klaipėdos, Kretingos, Liepojos, Sankirtos asfalto plotį išnaudojęs. Svečias iš Danijos tampa kvalifikacijos nugalėtojų, nepareiksti, sakau, 12 sekundžių iki kvalifikacijos pabaigos. Ir pagerina rekordą, tai jau yra faktas. Koks bus rezultatas? Ne, nėra čia purpurinių sektorių. Ponios ir ponai, Stateta Bro, Toks by Ignera, Anders Fjordbach. Pirmasis kerta finišo liniją ir pamato čianai finišo vėliavą. Wow, koks pasirodymas Karolis Jovaiša, antroji pozicija BioCircle NHCS Service by Dynamit, GT3 klasės 2 automobiliai ir žinoma prie jų prisijungia Justas Jonušis Circle K Miles Plus Racing Team. Kokia kova? Kokia kova? Ir žinoma, ta kova pasibaigė su Karoliu Jovaiša ir jo suktuku ties... Gal ir būtų buvęs dar vienas dieviškai greitas ratas ir dar geresnis rezultatas negu viena. Paulius Paškevičius, nebankrutuota.lt 4 pozicija. Taip, LG OLED, Rimo Odero, Benjamin Barker, GT Open klasė, čia 5 pozicija, Glita, Jusema by GSR, Karolis Gedgaudas irgi visai neblogai pasirodo 6 pozicija, Aras Marine by Dream to Drive, Kajus Šikšnelis, žinai, 7 pozicija, Porsche Baltic, 92 startas sumis, 8 pozicija, Baltic Caps, galų gale su SP3 klasės automobiliu, 9 vieta, išsaugo ją ir Mantas Jasulevičius su Porsche Baltic 91 GT Open klasė nesugeba aplenkti SP3. Koks pasirodymas, koks Superpole top 10-ukas. Nerealu. Tai tik demonstruoja, kokios kovos stiprios mes ir šios galime matyti rytoj. Ir kiek klaidų galime matyti iš visų lenktynininkų. Fantastiškas čia pasirodymas ir būtent dabar visi rikiuojasi į Superpole Position top 3-tuką ir žinoma, mes jau turėsime press conference, mes su jais pasišnekėsime, apdovanosime ir vakare mes susitiksime su traukos lenktynėmis, kurias komentuos čia šiandien Laurinas Simanavičius. Linas, ar Majauskas prie tas prisijungs? Ne, šiandien lenktynės, pataisysiu, vyksta už pagrindinės mūsų trasos ir tenai bus ir finaliniai važiavimai. Taip, mes šiandieną jų tikrai nematysime, matysime galbūt ir apdovanojimus, bet tiksliai dabar negaliu pasakyti, norėsiu patikslinti, nes šiandieną mes turime, galėsiu patikslinti, tikrai patiko vakar dragas, ne? Patiko, tikrai labai patiko. Ir šiaip man labai smagu jūsų klausyti su Linu Majausku, jūs tikrai esate didžiuliai profesionalai traukos lenktynių ir mes turime ir gan tokių ilgų pauzių tarp važiavimų, tarp laiko skaičiavimų, tai jūs puikiai užpildote ir jeigu jau mėly klausytojai, žiūrovai, nes jūs galite mus girdėti internetinėme radijoje, jūs galite mus girdėti radijo bangomis Lietuvoje, jeigu jūs kartais
norėtumėte pažiūrėti, kaip viskas vakar klostėsi traukos lenktynėse, jūs tą tikrai dar galite padaryti, nes tv3.lt puslapyje susiradę vakarykštę transliaciją, jūs galite ją dar kartelį pažiūrėti, nes Laurynas sakė, patikslins informaciją, kaip čia bus su šios dienos traukos lenktynėmis, bet vakar mes jas transliavome į tv3.lt, darėme reportažus, darėme viską dėl jūsų, kad joms šis lenktynės būtų įsimintinos. O čia dar kartelį, žiūrėkit, wow, Benjamin Barker ir Anders Fjordbach, taip, ir Karlas Jovaiša, čia taip pat trečioji vieta Superpole kvalifikacijoje, Justas Jonušis. Na, vaizdas tikrai buvo geras, sėdėjau šalia jūsų, Gintautai šalia Saulelio. Nedaužyk, Andersai, per tą Fjordbach, jeigu ne Karlas Jovaišas būtų susukęs, būtų gavęs kaulus. Taip, o mes dabar keliaujam tiesiai į trasą, mėlyjei, klausom. Anders, congratulations. What a result. It's a track record. What you can say about that? I did not expect it. I hoped for it, but I did not expect it. So I think we started out with a 5-6. I hope that would be enough, but the team told me that the other guys are improving. And then we gave it all. I'm happy we made it, especially for the boys. They are giving everything they have, and this Lithuanian team, they are really on it. I'm super proud of them. Andersas tikrai džiaugiasi visos komandos pasirodymu ir galbūt net ir kažkiek nesitikėjo tokio rezultato. Pats yra lengvai nustebęs, kad taip greitai gali važiuoti šis automobilis. Na ir aišku, tikisi, kad rytoj bus dar geresnis pasirodymas. Anders, what you can say about these guys, second and third place? Super close. It's really cool that the competition is so tough. This is what all drivers dream of. It would not have been the same without competition, so we gave it everything, and I think these guys, they did a really good job. They pushed me to the maximum. Really cool. Congratulations once again. Andersas džiaugiasi ir konkurencija, ir tai mums neabejotinai žada puikų reginį rytojaus lenktynėse. Jo komplimentai ir Karoliui, ir Justui. Nugalėtojas, trasos rekordininkas, galbūt pradžioje apie jį, ką galite pasakyti apie Anderso pasirodymą? Tai ir buvo tikėtasi, kad su jo pagrindinė kova bus. Vis dėlto vienas greičiausių pasaulyje vairuotojų. Tai tikslas buvo aplenkti jį, kovoti su juo, tai kiek žinau, 1/10 atsilikau. Tai bandžiau, bet padangos perkaito ir viskas, ir jau nebebuvo tiesiog įmanoma pasigerinti. O pakalbėkime apie rytojų, Karoli. O rytoj galima tikėtis dar didesnio greičio? Tai žinoma, trasa gumuojasi, nepamirškim, kad trasa valosi gumuojasi, kiekvienu ratu automobilių bus vienu metu 21 ir 22, tai sąlygos tik gerės. Tai tikrai bus galima pakartoti tą patį laiką ir galbūt net irgi geresnį. Kaip tu pats jautiesi? Jau dabar atrodo, žinai, sekėm tave nuo pat kvalifikacijos pradžios, šiek tiek atrodo, kad jėgų jau atidavėjai. Atidaviau visą save, tai bandžiau tikrai viską išspaudžiau, iš savęs bandžiau viską padaryti, bet 10-osios pritrūko. Žinau, kur ją palikau, šitam posūkį, antram šikeinę, bet yra kaip yra, pasiliksim kitiem metam. Bet kokiu atveju tai buvo fantastinis pasirodymas, didžiausi sveikinimai Karoliui ir Justai. Taip pat labai smagu tave matyti šioje kompanijoje tarp greičiausių lenktynininkų. Kaip pats vertini savo pasirodymą? Visai neblogai, važiavau savo personal best laiką. Aišku, šiek tiek pritrūko, bet Andersas labai greitas lenktynininkas, Karolis taip pat greitas. Mačiau, kaip prieš mane Karolis apsisuko, ant tiek greitai spaudė. Tai nežinau, rytoj varžybos yra gan ilgos, ta trečia vieta nėra taip blogai, svarbu, mes esam priekyje, startuosiu iš karto paskui Mercedesą, tai manau netgi geriau negu iš antros vietos startuoti, kadangi gali iš karto lysti paskui Mercedesą. Ir rytoj žiūrėsim, kaip bus. Jūs tai pasidžiaugiai, kad tai buvo tavo pats geriausias rezultatas. Ar gali atskleisti šiek tiek tavo vidinę tą koncentraciją, ar ne? Nes tu vis tiek važiuoji, sieki to maksimalaus rezultato. Tas susikaupimas, ta trasa, kaip sekėsi, kur galbūt buvo sudėtingiausios vietos? Pati trasa yra labai nelengva. Aišku, visada norisi įvažiuoti kuo greitesnį laiką. Tačiau taip pat norisi rytoj startuoti, o šita trasa palieka labai mažai šansų klaidoms, nes labai arti yra atitvarai. Tai stengiausi kuo saugiau ir kuo greičiau pravažiuoti. Aišku, manau, įmanoma buvo dar greičiau važiuoti, bet
pagalvojau, kad gal geriau būti saugiam negu greitam. Didžiausi sveikinimai, puikus pasirodymas ir tokio paties linkime ir rytoj. Karolis Jovaišas sako, kitais metais. Kokiais kitais metais? Rytoj. Rytoj reikia. Na ir pats Karolis Jovaišas sakė, kad trasa gumuojasi ir viskas tikrai bus dar geriau. Tai tų rezultatų mes galime tikėtis, bet ta įtampa, aš sėdėjau šalia jūsų, Gintautai, šalia Saulenių, aš jūs mačiau, jūsų veidus, kaip jūs vos nepašokote nuo kėdžių dėl pagerintų laikų. 1,5 sekundės ir vėl rekordas trasos buvo pamuštas. Na tai kažkas fantastiško, fantastinis vaizdas tiek žiūrovams čia esantiems Palangoje, tiek mūsų žiūrintiems iš namų per tv3.lt, taip pat mūsų YouTube kanale, kadangi ten tiesioginę transliaciją jūs taip pat galite matyti. Fantastinis vaizdas, fantastinė diena. Ponios ir ponai, kol nepabėgate nuo televizijos ekranų, nuo kompiuterio ekranų, kad ir kur bus, mes bestebėtumėte, rytoj yra pagrindinė lenktynių diena nuo 11:30, mes turėsime tiesioginę transliaciją, 12 yra startas. Visi, kurie dar nori atvykti, tą galite padaryti, bilietai.lt, ten įsigyti bilietus, raginu įsigyti VIP bilietus, nes jums sukurtos itin geras ložės stebėjimui visų lenktynių, infrastruktūrinis miestelis pasiruošęs jūsų užimtumui, lygiai taip pat VIP ložės yra pasiruošęs jūsų užimtumui. Negana to, žinoma, nepamirškite, jeigu stebėti ir mus socialinėse erdvėse, ką tik paminėjo Laurinas, tai Instagram, Facebook, Aurum 1000 km lenktynės. Žinoma, esame jums paruošę medžiagos, begalės medžiagos YouTube kanale, kur tikrai stengiamės, tai prašau, pasiekite mus, sekite, turėkite tą informaciją ir mes jau susigirdėsime rytoj, žinoma, ir per radiją 107.3 Lietuvoje, webinę radiją 1000 km.lt lenktynės, tai 1000 km.lt. Na, o dabar aš jūs perkeliu į gražiausius šios dienos kadrus ir mes susitiksime visai netrukus apdovanojimuose.